Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Labadiena, eteryje Erika ir Martynas. Ir mes apžvelgsime ateinančios savaitės kultūros, sporto bei meno renginius Šiaulių mieste. Taigi pradedame nuo sporto. Kovo 8 dieną 19 val. Šiaulių arenoje vyks Klaipėdos žuvėdrų šokėjų pasirodymas. Šį kartą šiauliečiai yra kviečiami išskirtiniam susitikimui. Moters dienos proga ant Šiaulių arenos parketo šoks tituluoti 7 kartus pasaulio bei Europos čempionai Klaipėdos žuvėdrų šokėjai. Šis šou žada nustebinti ir daug mačiusius. Kovo 11 dieną nuo 10 val. Ryto Šiaulių arenoje vyks krepšinio turnyras 3x3, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Be krepšinio varžybų vyks baudų, tritaškių metimo bei tolimo metimo nuo vidurio linijos konkursai. Su dalyviais bendraus ir nugalėtus apdovanos krepšinio klubo Šiauliai krepšininkai. Norintiems dalyvauti reiktų registruotis nurodytais kontaktais Šiaulių arenos internetinėme puslapyje. Paskatinimas dalyviams šiais metais turnyro prizai geresni, o rėmėjai dosnesni. Premjeros Forum Cinema kino teatras. Kovo 16 dieną vyks animacinio nuotykių filmo Loraxas premjera. Kovo 9 dieną matysite romantinės komiškos dramos Tai nutiko Jemene premjera. Kovo 6 dieną 19 val. Tik Forum Cinemas kino centruose. Kovo 6 dieną 19 val. Tik Forum Cinemas kino centruose visoje Lietuvoje išankstinė ZIP-FM premjera. Beprotiška filmų Pagirios Las Vegase, Pagirios Tailande bei senoji mokykla režisieriaus Todd Phillips komedija Projektas X. Bilietai šį seansą nebus parduodami. Vienintelė galimybė šį beprotišką filmą pamatyti pirmiems yra pakliūti į ZIP-FM svečių sąrašą. Filmas skirtas tik 18 metų jau sulaukusiems žiūrovams. Na, dabar šiek tiek apie koncertus. Kovo 8 dieną Saulės koncertų salėje vyks Metų šiaulietė 2011 rinkimai. Programoje LFG ir Panevėžio muzikinio teatro simfoninio orkestro koncertas Žodžiai gyvenimai. Kovo 11 bei 17 dienomis 6 val. Koncertų salėje Saulė vyks Tadas Blinda pradžia dainos Raudoni vakarai autorės Ievos Narkutės akustinis koncertas. O dabar šiek tiek apie kovo 11 renginius Šiaulių mieste. 11 val. Šventos mišios Šiaulių katedroje, 12 val. Iškilminga Lietuvos valstybės vėliavos pakėlimo ceremonija Prisikėlimo aikštėje, 13 val. 30 min. Koncertas Jos vardas Lietuva Šiaulių kultūros centre. Ačiū už dėmesį, iki kitų susitikimų.